Ši vaikščiojimo meditacija yra skirta padėti tau įveikti senus įpročius, įsižeminti, stebėti ir paleisti senus modelius, bei aktyviai kurti erdvę naujiem ir sveikiem įpročiam. Praktikuojant ją reguliariai, galima sustiprinti teigiamus pokyčius tavo gyvenime. Ir dabar atsistok, stovint ramiai trumpam užsimerk. Kelis kartus giliai įkvėpk ir iškvėpk. Aiškiai suformuluok savo ketinimą. Įveikti senus įpročius, kurie tau nebetarnauja. Tai gali būti konkretus įprotis, mąstymo būdas ar sena programa. Įsivaizduok save visiškai laisvą nuo šio įpročio. Ir taip pat įsivaizduok, kaip jausies, kai šis įprotis ar įpročiai tavęs nebekontroliuos. Ir dabar pajaus, kaip tavo pėdos liečiasi su žeme. Pamažu nuskanuok savo kūną nuo pat viršugalvio, leidžianti žemyn į kaklą, pečius, rankas, krūtinę, nugarą, pilvo ertmę, klubą, šlaunis, kelienas, blauzdas, iki pat kojų pirštų galiuko. Skirk šią akimirką tiesiog pabūti čia ir dabar. Susijung su savo kūnu. Pajauski visiškai visą, kiekvieną kūno dalelę, kiekvieną kūno ląstelę. Ir dabar pradėk lėtai eiti. Visą dėmesį dabar sutelk į patį ėjimo veiksmą. Pajaus, kaip kiekviena koja kyla, juda ir vėl nusileidžia ant žemės. Eik lėtai ir sąmoningai. Atkreipk dėmesį į kojų raumenis, pėdų sąlytį su žeme, o taip pat natūralų rankų supavimą su kiekvienu žingsniu. Dabar pereisime į sinchronizavimą, kvėpavimą kartu
su žingsniais. Gali pabandyti įkvėpti giliai per 3 žingsnius. Sulaikyk kvėpavimą vienam žingsniui. Ir tada lėtai iškvėpk per 3 žingsnius. Ir dabar dar kartelį įkvėpk per 3. Sulaikyk vienam žingsniui. Ir tada lėtai iškvėpk per 3 žingsnius. Toks ritmiškas kvėpavimas padės tau gilinti dėmesį ir nuraminti protą. Jei tavo mintis nuklysta, jas švelniai grąžink dėmesio atgal į savo kūną ir į kvėpavimą. Einant, pradėk stebėti savo mintis. Pradėk pastebėti ypač tas, kurios susijusios su įpročiu ar senu modeliu, kurį nori įveikti. Leisk jom kilti be jokio vertinimo. Ir stebėk, ar yra kažkas, kas jas iššaukia. Galbūt tai emocijos susijusios su šiais įpročiais. Kiekvieną iš tų minčių pripažink. Duok jai dėmesio. Pripažink ir pasakyk, aš tave matau. Aš tave girdžiu. Ir gali jas regėti lyg debesis, kurie plaukioja dangumi. Ir dabar stebint visas šias mintis, pradėsime praktikuoti atsiribojimą. Vietoj to, kad įsitrauktum pilnai į tą mintį, pastebėk ją ir tiesiog leisk jai praeiti. Gali naudoti frazę aš tave matau ir aš tave paleidžiu. Kiekvieną kartą pastebėdami įprastą mintį ar jausmą, kurį nori paleisti, visą laiką naudok šią frazę. Aš tave matau ir aš tave paleidžiu. Ir taip daryk su kiekviena mintimi ar su kiekvienu įpročiu, kurio nori atsikratyti.
kurį nori pakeisti ir apie ką nenori daugiau galvoti. Dabar tęsiant ėjimą, įsivaizduok, kad kiekvienas tavo padėtas žingsnis padeda tau atsikratyti seno įpročio. Kiekvieną kartą, kai dedi žingsnį, viskas, kas jau atitarnavo, viskas, kas yra sena, viskas, ką esi pasiruošusi ar pasiruošęs paleisti, viskas išeina. Išeina būtent dabar. Kiekvieną kartą, kai iškvėpi, įsivaizduok, kad paleidi visą įtampą, emocijas, bet kokius prisirišimus su susijusiu įpročiu ar mintimi. Gali įsivaizduoti šį įprotį kaip smėlį, lapės smėlį, kuris yra aplipdytas aplinkui tavo kojas. Ir su kiekvienu žingsniu, kurį dabar žengi, įsivaizduok, kaip tas smėlis nubyra. Jisai nubyra, pasileidžia ir kiekvienas tavo žingsnis tampa dar ir dar lengvesnis. Tavo kūnas, jisai nori šokti. Kiekvienas žingsnis jis lengvėja, tavo vidus atlaisvėja, tavo mintis, jos tampa tokios lengvos, šviesios ir visą kūną užlieja palaima, ramybė ir atsipalaidavimas. Ir dabar giliai įkvėpk ir iškvėpk. Jei tik yra noras, gali išskleisti rankas į šonus, įkvėpti dar giliau, išversti galvą į dangų ir apsisukti aplink savo ašį. Leisk sau būti vaiku. Leisk sau džiaugtis. Leisk paleisti viską, kas tau nebetarnauja. Tu imiesi gyvenimą į savo rankas. Ir visos mintis, kurios ateina tau į galvą, kurios tau yra nereikalingas, netarnauja, visi seni įpročiai, tu juos visus paleidi. Tu žinai, kaip tai padaryti. Ir dabar einant tolyn, pradėk kartoti afirmacijas, kurios padės tau dar labiau savimi patikėti.
Aš esu laisva ar laisvas nuo praeities. Aš priimu teigiamus pokyčius. Aš paleidžiu viską, kas man nebetarnauja. Aš perkuriu ir perrašau viską į naują ir man pasitarnaujančią geriausiai vaizduotę, mintį, įprotį. Ir nesustok to kartoti, kad esi visiškai laisvas nuo praeities. Priimi bet kokius teigiamus pokyčius į savo gyvenimą ir paleidi visiškai viską, kas tau nebetarnauja. Ir dabar pajausk tą laisvės jausmą savo kūne, kai kiekvieną kartą ištari šiuos žodžius. Aš esu visiškai laisva ar laisvas nuo praeities. Pajausk, kaip tai jaučiasi tavo kūne. Išjausk tai, priimk tai. Užkrauk visą tai į kiekvieną tavo kūno ląstelę. Ir dabar jau įsivaizduok save įveikus visus senus įpročius. Kaip jautiesi? Kaip jaučiasi tavo vidus? Pradėk vizualizuoti save besielgiant pagal sveikus, naujus modelius, kurie tau pasitarnauja. Tas jausmas, tas naujas mąstymas, kuris pas tave ateina, jisai toks stiprus. Jisai tiesiog užlieja visą tavo kūną, visą tavo struktūrą. Ir jisai pradeda veikti kaip viesulas, išstumiant viską, kas yra sena, visas senas programas. Užlieja gaivaus oro gurkšnis. Kiekviena koja, jinai yra visiškai lengva. Kiekvienas žingsnis, kurį dedi, jisai visiškai išsilaisvinęs nuo bet kokio sunkumo. Viskas išeina per tave, išeina į motulę žemę. Su kiekvienu žingsniu įkūnyk šią savo naują versiją. Eik visiškai užtikrintai žinant, kad esi pokyčio procese. Su kiekvienu žingsniu tu žengi į naują, įgalintą save.
dabar vidiniu balsu kartok, aš esu įgalinta ir laisva. Aš esu įgalintas ir laisvas. Kiekvieną dieną renkuosi sveikus įpročius. Aš kontroliuoju savo gyvenimą ir visus veiksmus. Dabar leisk sau pajusti emocinį palengvėjimą. Ir mėgaukis tuo jausmu, kad judi į priekį. Sutelk dėmesį į džiaugsmą, ramybę. Įveikimą senų įpročių ir naujų naudingų tavo gyvenimui įpročių formavimąsi. Pradėk pamažu lėtinti savo ėjimo tempą. Leisk sau sugrįžti į vidinę ramybę, į save. Skirk akimirką dėkingumui, savo kūnui, savo protui, savo sielai. Įvertink šį laiką, kurį skyrei senų modelių įveikimui ir naujų kūrimui. Priimk ir pripažink visus savo mažus žingsnius, kuriuos žengi link savo transformacijos. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Taip dar labiau įtvirtinki savo kūną naują sąmoningumą. Paleisk bet kokią likusią įtampą ir įsipareigok tęsti šį ketinimą visą dieną. Ir dabar dar kartelį sau padėkok už tai, kad skiri laiko sau, savo kūnui ir leidi šį laiką dėl geresnio rytojaus. O dabar eik į dieną ir nepamiršk išlikti joje visiškai sąmoninga. Stebėk mintis, kurios kyla dienos eigoje, kad rytoj šios meditacijos metu galėtum ir jas paleisti. Linkiu pačios geriausios dienos. Su meile ir iki kito karto. Iki.